registruotis galima bus visoje Lietuvoje. Taip, žinoma. Aha, tai o kaip visą tai vyks? Ar, sakykime, nauji pradedantys verslininkai turės kažkur atvykti? Ar mentorius vyks į vietą, kur galbūt kuriasi verslas? Ar jūs jau turite tokią viziją, ar dar kol vyksta registracija, tai paskui matysite, kas, kur, kaip, koks poreikis yra? Kaip tas visas turėtų vykti? Mokymas, ar mentorystė irgi? Ar nuotoliu? Pagrindė veiklos bus įgyvendinamos pas mus Spiečiuje, turime tam tikras patalpas, jas suteiksime. Dalis paslaugų vyks nuotoliniu būdu, tiek konsultacijos, tiek kažkokie asmeniniai susitikimai su mentoriumi, kadangi mentoriai šiais metais pas mus bus Alytuje, Alytaus verslų atstovai, tai suteiksime galimybę ir gyvai susitikti Spiečiuje jiems kartu tai valandai, pabendrauti, pasikonsultuoti, tiek nuotoliniu būdu suteikiama galimybė, tai žiūrime lankščiai. Iš ties tai yra Alytaus rajono jauniems verslininkams, ne miesto, bet rajono. Tai dabar Alytaus jaunieji verslininkai turbūt pavydės. Na, bet tikrai labai džiaugiamės už Alytaus rajoną. Kaip jūs matote, ar tai yra tikrai Alytaus rajone verslai, ar jiems reikia to paskatinimo, pastumėjimo tokio, pagalbos, tos mentorystės, ar tai yra priežastis, kodėl būtent rajonas, na tikrai tokias paslaugas siūlo imtis ir plėstis, ir augti, ir kurtis. Čia tiksliau, greičiausiai turbūt sakyti kurtis, steigtis, ar ne? Tai projekte bendradarbiavame būtent su Alytaus rajono savivaldybė, kurie yra suinteresuoti į savo verslų augimą, plėtrą. Iš tiesų yra nesvarbi, kokioje lokacijoje veikia tas verslas, tai gali būti ir miestas, tiesiog daugiau kalbama apie registracijos vietą. Kaip ir minėjau, programai gali dalyvauti iki 3 metų veikiantys verslai, būtent registruoti Alytaus rajone. Na ir jūs vis kartojate, užsiminate apie Spiečių, ar ne? Tikrai neabejoju, yra žmonių, kurie apie tai išgirsta pirmą kartą, kas tai yra Spiečius. Jūs pristačiau kaip inovacijų agentūros, ar ne, projektų vadovė, ir mes dar kalbame apie Spiečių. Kas tai yra? Jūs galėtumėte papasakoti, apie ką tai? Tai Spiečius, yra inovacijų agentūros įkurtas bendradarbystės centras. Iš tiesų Spiečių turime gan platų tinklą visoje Lietuvoje, veikiame regionuose ir esame orientuoti būtent į mažesnių regionų verslumo skatinimą. Tai šiai dienai Spiečių turime visoje Lietuvoje 14. Vienas yra būtent Alytuje, įsikūręs Alyvų gatvėje 11. O trumpai tai Spiečius verslo inkubatorius, kuriame teikiamas visas pradedančiajam verslui paslaugų paketas. Ir konsultacijos, ir mokymų programos, akceleravimas, mentorystė, e-komercijos dirbtuvės, konsultacijos, darbo vieta, bendruomenė, kuri yra labai šilta ir puikia. Ir ta bendrystė. Ir iš tikrųjų suteikiame tą pagalbą, kurios pradedančiam verslui labai trūksta. Tai žinių, kaip tą verslą daryti, ar ne, ir visą tą palaikymą.